Lilija Žadeikytė, daugeliui pažįstama kaip aktorė ir radijo diktorė, šį kartą atsiskleidė ir kaip puiki rankdarbių meistrė. Jau daugiau kaip 20 metų iš įvairiausių skiautelių moteris kuria akiai mielus daikčiukus ir vadina tai žaidimu. Jos rankose skiautelės virsta įvairiaspalvėmis antklodėmis, užuolaidomis, pagalvėlėmis ir kitais buities daiktais. Kūrėjos rankdarbiai išmarginti kelionių motyvais, pasakų personažais ir įvairiais ornamentais. Šiandien jau ne vienas šių darbų yra pabuvojęs ir užsienyje organizuotose skiautinių parodose, o jų autorė Lilija Žadeikytė dar tebe prisimena savo pirmąją pažintį su skiautinių gamyba. Kaimynė grįžo iš Amerikos ir atsivežė skiautelių, atsivežė žurnalų. Greit surinko visas moteriškės, kurios šiek tiek valdė adatą, kaip aš pasakyčiau, daugiau nieko. Na ir pasivaus skiautinuką, tokį nedidelį, sako, galėjai gražiau padaryti. Aš tada truputį įsižeidžiau ir tyliai ėmiau kažką daryti gražesnio, norėjosi padaryti. Kažkaip gal įžeidė mane, gal ta ambicija užgavo, kad aš ne taip padariau. Paskui pradėjau taip netyčia ir aš esu nieko bendro neturinti su jokiais siuvimais, su jokiais menais. Bet tai yra toks užkrečiantis dalykas, kada dėlioji skiautelę prie skiautelės ir iš to kažkas gaunasi. Iš nieko padarai kažkokį tokį mielą daiktelį, kuriuo gali užkloti mylimą žmogų, gali padovanoti. Autorės žodžiais, skiautinių gamybą gali užsimti bet kas. Tai reikia noro ir šiek tiek kantrybės. O pasisemti kūrybinių minčių ar tiesiog pasigrožėti Lilijos Žadeikytės darbais galite apsilankę Druskininkų Mažojoje galerijoje. Paroda veiks iki rugsėjo 14 dienos.